Sveiki, mėlyje. Na taip jau gavosi, kad taip šėl, kad atsidūriau prie Trakuose, prie, žinoma, prie ežero. Dėl dar krapštau kibino liekanas. Žinoma, kad valgiau kibiną, kaip Trakuose būti ir nesuvalgyti kibino. Ir, matot, iš karto draugai, iš karto varnos, iš karto... Oi, antis, kažkur pabėgo antis. Pulkas ančių buvo. Na ir, žinoma, savaime atėjo mintis, kad reikia įrašyti šį vaizdo įrašą. Mintis apie tai, kaip mus veikia mūsų pačių mintis. Žinot, jos gali padaryti labai daug teigiamų dalykų. Mintis, aš turiu omeny mintis, jos gali priskaldyti malkų ir padaryti daug blogų dalykų žmogaus esybei, nes tos mintis yra kuriamos tik mūsų pačių. Taip, mes patys atsakingi už tai, kokios mintis mus aplanko bet kuriuo momentu. Ir žinoma, mes atsakingi už tai, už tas visas pasekmes, kurias mūsų sugalvotos, mūsų sumyslytos mintis toliau paveikia mus pačius. Mūsų veiksmus, mūsų tolimesnę eigą gyvenimo. Šitoje vietoje turėtume visi pagalvoti, kad reikia pirmiausia galvoti prieš pagalvojant. Taip, galvoti prieš pagalvojant. Pabandykite tai suprasti ir pamatysit, kad tai išeina. Iš tikrųjų tai išeina. Ir minčių pagalba mes galime atrasti save. Ne vienam vaizdo įraše aš minėjau, kad labai svarbu atrasti save, surasti savo vidų ir tame visus procesus, visas energijas, kurios tame viduje iš tikrųjų yra. Nuo to priklauso mūsų mintis. Kas yra mintis? Mintis tai yra energijos. O juk aplink mus visur yra energijos. Visus mus supa energijos. Tai nėra kažkokios tai fiziškai sukurtos energijos. Jos taip pat yra, tai vibracijos, tai yra ir nuo triukšmo, ir nuo vėjo pūtimo, ir nuo lietaus, ir nuo GSM tinklų. Mobilus telefonas, jisai irgi skleidžia tam tikras vibracijas, bet mūsų mintis gali visas tas vibracijas ir tuos dažnius ir energijas nukreipti vienaip ar kitaip. Juk mes patys iš tikrųjų savo mintimis nukeliam save į bet kokią būseną. Ta būsena gali būti pakili, ta būsena gali būti labai nyki, vedant į depresiją. Ta būsena gali sukurti mūsų viduje pakilią nuotaiką ir mes galim gyventi su ta pakilia nuotaika ilgą laiką. Mūsų mintis gali sukelti ir priešingą būseną, tai yra nusivylimą, nusivylimą gyvenimu, nusivylimą partneriais, nusivylimą
bendradarbiais arba aplamai nusivylimą darbu, kurį jūs dirbate. Ir ar tai yra kokia nors kitokia įtaka. Mes dažniausiai nepagalvojame, kad visą tai sukuria mūsų mintis. Mes galvojame, kad, žinai, va čia ta darbo aplinka tokia yra nenormali, čia visi apkalba vienas kitą, ten vadovas kažkoks tai monstras, ten nesupranta žmonių, jisai neturi užuojautos ir visa kita. Bet tas vadovas, jisai irgi turi savo mintis, jisai gyvena savo pasaulyje, savo minčių pasaulyje, kurias jis pats sukūrė, ir jis nori būti tame pasaulyje toks, koks iš tikrųjų jis yra, toks, kokias mintis jisai sukūrė savo viduje. Ir tikrai jis neįtakoja savo darbuotojų minčių. Jeigu mes sugebėtumėm tas mintis nukreipti iš tikrųjų tą linkme, kokia mums reikalinga, mes galėtume pakeisti pasaulį. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad matau, kad daug žmonių aplink mane savo mintimis iš tikrųjų dažnai žlugdo save. Žlugdo žemina savo vibracijas, žemina savo energijas iki tokio lygio, kad pradeda kristi į depresijas. Žinoma, po to seka ligos ir visokios kitokios bėdos. Tai gali privesti ir prie tikrų nelaimių, nes mes nekontroliuojame savo minčių, taip? Mes jas paleidžiame ir tada jos veda kažkokią linkme. Vėlgi tą linkme, kad aš negaliu realizuotis, aš negaliu, kažkas man trukdo, aš negaliu išmokti kažkokios kalbos ar kažkokių dalykų. O kodėl? Tai skamba žodžiai, jūs girdite, ką aš sakau, negaliu, taip, neišeina. Ir žodžiai taip pat veikia mūsų mintis. Lygiai taip pačiai mūsų ištarti žodžiai tampa energija. Ir ta energija pasklinda aplinkoje, o mes juk esame aplinkoje. O kur sklinda? Sklinda toje pačioje artimiausioje aplinkoje, kuri mūsų supa. Ir tokiu būdu mes lašelis po lašelio, kaip toj patarlėj sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai ir čia, po lašelį ir mes sukuriam visą laviną energijos, kuri pradeda mus smukdyti žemyn. O iš tikrųjų, ar lengva pakeisti savo mintis? Tikrai ne. Tikrai ne. Tam reikalingi tam tikri procesai, suvokimai, tam tikras sąmoningumas, kuris leistų mums tas mintis vienaip ar kitaip nukreipti. Žinoma, nukreipti į gerą pusę. Taip, kad žmogus galėtų gyventi laisvai, jaustis pozityviai ir jausti harmoniją savo viduje. Va tokios mintys iš tikrųjų turėtų mus supti, ten mes turėtumėm būti. Ir kiekvieną dieną tokia būsena iš tikrųjų yra pasiekiama. Yra pasiekiama tada, kada mes galim savo pasakyti, aš esu stiprus, aš esu
sąmoningas žmogus. Mano siela atėjo tam, kad kurti šiame pasaulyje. Ir patimkime ir pereikime prie tokių paprastų dalykų kaip kūryba. Kiekviename žingsnėje. Kūryba turėtų būti kiekviename žingsnėje. Ar, pavyzdžiui, šlavėjas, ar jisai kuria? Žinoma, taip. Jisai kuria švarą. Negalima žiūrėti į jo darbą kaip į kažkokį tai tokį žemos kvalifikacijos veiksmą. Reikia suprasti, jisai irgi kuria. Bet jisai to nesupranta. Jisai atrodo, kai žiūri į šlavėją, valytoją, jie atrodo tokie suvargę, jie atrodo tokie nelaimingi, jie tik tai tokį darbą gali daryti, jie mažai uždirba ir taip toliau. Bet imkim ir pakeiskim savo mintis. Juk švara, sukurti švarą, tai yra ne visiškai paprastas dalykas. Reikia įdėti pastangų, reikia įdėti energijos tam, kad ta švara būtų. Bet kur, gatvėje, namuose, ofise ar bet kurioje aplinkoje reikia įdėti daug energijos. Ar vairuotojas, kuris vairuoja, sakykime, autobusą, troleibusą ar taksi, ar jisai gali užsiimti kūrybą? Nagi taip. Jeigu jisai pažiūrėtų į savo darbą, ir aš žinau tokių žmonių, kurie sako, man patinka vairuoti, man patinka bendrauti su žmonėm, tai lygiai taip pat yra kūryba. Ir jeigu jam patinka tai daryti, reiškia jis kuria tą pozityvę energiją. Ir kuo daugiau pozityvios energijos mes atrasime savo veiksmuose, tuo labiau mes veiksime savo mintis. Juk visiškai iš tikrųjų nereikia didelių pastangų pasakyti savo, kad aš noriu gyventi laimingai, aš noriu gyventi laisvai, be jokios įtampos ir kurti grožį. O kur jį kurti? Mes atrasime kiekviename žingsnėje, jau sakiau, mes galime atrasti kiekviename žingsnėje. Ir tada mūsų supantys žmonės taigi pasidarys malonus, jie šypsosis mums, nes mūsų energija bus tokia šviesi, kad mes perduosim savo energijos pagalbą, vibracijas tiem žmonėm, kurie bus šalia mūsų. Ir šitoj vietoj, manau, ypatingi dalykai vyksta dviejų žmonių santykiuose, kada santykiai yra tiesiog paprasti ir jie žiūrima taip kaip į privalomą kažkokį tai veiksmą, ar tai privaloma esybė, dviejų būtybių esybė kartu, tai tada nieko ir nesigauna. Bet jeigu mes kiekvieną dieną kūrėme santykius, padedame kurti viens kitam, tai ir santykiai yra visai kitokie. Žinoma, geri santykiai atsiranda. Kai mes koncentruojame dėmesį tik tai į savo ego, arba ego tiesiog nugali mus ir tada mintis, žinoma, nukrypsta visiškai į kitą pusę. Su ego, normaliu santykiu, su išskirtiniu ego, su didžiuliu ego, normalių santykių negali būti. Nei su antra puse, nei
darbinėje aplinkoje, su bendradarbiais, nei su vaikais. Ego turėtų būti visiškai išbrauktas iš mūsų gyvenimo ir tai yra sudėtinga. Iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga. Apie tai reikia kalbėtis daug, apie tai reikia kalbėtis giliai. Ir šiandieną aš tiek trumpai, gal labai nenoriu plėstis, kad nesugaišti jūsų laiko. Noriu paprašyti iš tikrųjų jūsų palaikinti, tai parodyti pirštukus prie šio vaizdo įrašo, užsiregistruoti ten, kur yra žodis subscribe ir padėti šitam vaizdo įrašui plysti. Aš manau, kad tikrai daug žmonių ieško kažkokių tai atsakymų į savo gyvenimo klausimus ir galbūt jam padės šie mano žodžiai atrasti atsakymus, nors aš kažko ypatingo ir nepasakiau. Ir tuo pačiu noriu pakviesti, dar kartą pakviesti visus norinčius prisijungti į bendrystės erdvę. Bendrystės erdvė yra grupė, uždara grupė Facebook tinkle ir ji kuriasi, ji kol kas veikia ramiai, nors atsirado 5 klubai šioje grupėje, bet veiklos, kažkokios ypatingos veiklos kol kas nevykdome, nes yra vasara ir žmonės savo mintimis iškeliauja atostogauti. Jų mintis yra prie jūros, šiltuose, gražiuose kraštuose, saulytė pasirodė, lietus nustojo lyti ir visi nori ilsėtis. Bet artėja ruduo ir bus galimybė toliau bendrauti, gyvai bendrauti online. Iš savo pusės aš galiu pasakyti, aš irgi esu labai užsiėmęs, nes turiu tokį džiaugsmą vienkiemį, kuriame reikia draugauti su užaugintu derliumi, tai yra tą derlių, jau dabar derlių nuiminėti, česnakai nuimti, svogūnai nuimti, bet yra dar daug ką nuimti reikia ir piktžolių labai daug, žodžiu, daug laiko laisvo praleidžiu ten. Na, yra ir darbai, kurie nelaukia, kuriuos reikia dirbti. Kitaip kol kas mes gyventi negalime. Taigi, dar kartą, palaikinkit, užsiregistruokit ir prisijunkit prie bendrystės erdvės. Viso labo jums, pažiūrėkit dar kartą, atsisveikinimui, iki kito.